Sveiki, aš esu Inesa. Šiame video patarsiu, kaip pasirinkti suknelę lieknesniai mergaitei. Įprastai vaikučių drabužėliai yra siuvami standartinių dydžių. Tad mamos turinčios lieknesnės mergytės ir susiduria su tokia problema, kad rūbelis atrodo laisvas, mergaitė atrodo su juo kaip super dideliu ir mamos nebūna patenkintos. Kągi daryti? Tokiais atvejais pasirinkimų yra. Mamos turėtų žinoti, kad tokiom mergaitėm tinka modeliukai, kurie yra su surišimu liemens linijoje. Kad gražiai priglustų suknelė, tokiu atveju kaip šis yra užrišimas nugaroje. Aišku, jisai ir puošia, bet kartu tas surišimas leidžia mums šiek tiek priveržti liemens srityje, kad mergaitai suknelė gražiai atrodytų, nekabotų. Ir taip išsisprendžia problema. Aišku, tinka visi variantai, suknelių variantai ir modeliukai, kurie turi dirželius liemens srityje, jų pagalba taip pat mes galime surišti, jie būna ant viršaus įvairūs, gali būti gumyčių pagalba tas priveržimas atliekamas. Tai tokie modeliukai tinka ir jie padeda gražiai atrodyti ir nebūti laisvai suknytei, nekaboti kaip dideliai. Kitas pasirinkimas būtų toksai, kad reikėtų rinktis modeliuką, kuris nėra prigludęs liemens srityje. Tai modeliai, kurie platėja nuo pečių, daugiau ar mažiau. Kaip šis modeliukas trapecijos formos platėja, gali būti ir labai išplatėjantis, tai taip pat tinka tiesus modelis, balioniuko formos, kuris yra sutrauktas apačioje. Jie visi turi būti neprigludę, laisvai ties juosmeniu. Ir aišku, gerai atrodys ir nebus problemų. Pasirinkimas dar yra ir trečias, kuomet norima, kad per šventę, ypatingą šventę kažkokią, gerai atrodytų mergaitė ir nekeltų mamytei galvos skausmo, būtent siūdintis individualiai suknelę tokiai mergaitei, nes siuvantis individualiai privalumas yra dar ir toks, kad siuvėja ne tik ties liemeniu padaro suknelę gražiai prigludusią, bet lieknesnės mergaitės ir krūtinės apimtis yra siauresnė ir pečių plotis siauresnis, tad šios vietos taip pat gražiai atrodys ir siuvėja pritaikys ir pamažins ir mergaitė netrodys, kad tiesiog pečiai labai platus, o liemuo suveržtas ir tai tikrai nebūna gražu ir mamos nebūna patenkintos. Taip kad norint tikrai gero rezultato, nesugadintos šventės, gražių nuotraukų, gražių prisiminimų ir gražaus rezultato visiems, tikrai tinka trečiasis variantas, tai yra siūdintis individualiai ir tuo rezultatu rūpinsis specialistas. Tai reiks mamytei tik pasirinkti modeliuko spalvą ir išmatuoti mergytę. Taigi, jei dar kilo klausimų, norite daugiau informacijos, jos rasite tinklalapyje www.jolainesrūbeliai.lt. Viso.